visgi siūlau perskaityti dieną, ne laiką, ir siūlau egzaminą daryti birželio 3. Nes aš manau, kad birželio mėnesį prasideda sesija, pasirodo, kad ne nuo pat pradžių. Tai Kelintą valandą. Irgi 12. Tai aš tuoj atnaujinsiu svetainę. Palauk, pažiūrėsiu, tada aš atsimenu. Birželio 3, sakant? Taip. Gerai. O dabar kokia būtų klasė? Ką? Dabar kokia būtų klasė? Čia, 303, kad pačiu visai. Tai jūs ten parašysit savo svetainį. Aš tuoj atnaujinsiu svetainę. Arnai, sakyt, rezultatų dar nežinai, ar yra knyga? Svetainį atnaujinau. Birželio 3 dieną. Dėkui. O, galėsite tikėsim tiesiog. O kodėl? Reikės vieną papiriuką visį valgyti. Ko tokio? Tai papiriuką reikės vieną papiriuką. Gerai, žinau. Šiaip egzaminas skirta valanda, vidutiniškai parašo per 20 minučių. O pažymus, kada sužinosim? Aš tikriausiai per 2-3 dienas ištaisysiu ir tikriausiai reikėtų daryti darbų peržiūrą. Tai po 3 dienų padarysiu darbų peržiūrą, galėsiu pamatyti savo darbus. Ir tą pačią dieną po darbų peržiūros suvesiu pažymus. Parašysiu galutinius įvertinimus ir įvesiu į duomenų bazę. Tai 3 dienos gaunasi, nežinau, po egzamino pasakysiu, kada bus darbų peržiūra. Nežinau. Tai mažai pranešimų. Tai šiandien truputį apie egzaminą, kad reikia atsinešti savo asmens dokumentą ir kad komandinį projektą galėtų galima atsiskaityti iki pat egzamino. Tai atsiskaitimas, tu turi, kad būtų galima atsiskaityti, reikia pasiūlyti, apjungti jūsų pakeitimus padarytus su originaliu projektu. Tai galima padaryti GitHub puslapį. Pirmiausia, reikia nusiforkinti, pasidaryti projekto duplikatą savo naudotojų. Tada reikia padaryti pakeitimų ir tos pakeitimus nusiųsti į savo projekto forkintą repozitoriją ir tada pasiūlyti pull request apjungti jūsų repozitoriją su originaliai. Tada pamatęs tos pakeitimus įvertinsiu ir parašysiu įvertinimą. Kas iki šiol bandė atsiskaitinėti, man atrodo, tik tais vieno žmogaus nepatikrino, tai pasižiūrėkite, Hack4LT svetainėje yra teisingai įvesti įvertinimai, tai yra visų atsiskaitimų tiek
pirmųjų logaritmų, tiek komaninio darbo, tiek seminarų. Tai egzaminas, iš esmės egzamino santrauka yra tokia, kad iš esmės iš šitos santraukos ir įimu klausimus egzaminui, tai išsisprendė ar pasižiūrėjo šitos atsakė į klausimus ir pasižiūrėjo šitos pastabas, egzaminai tikrai bus pasiruošę. Pytono kodavimo standartas 0,3 balo, po to Pytono kalbos savybės. Tai reikia atkreipti dėmesį į foro, while'o, if'o sakinių struktūrą. Tai, kad pavyzdžiui, foras ir while'as gali turėti savo else blokus. Tai keistai atrodo, bet for here in range 3 ir else tai keistai atrodo, bet foras Pytone gali turėti ir else sakinį. Ir, pavyzdžiui, toks sakinys, ką padaro. Pirmiausia, vykdo forą, kai į įprastų būdų šitas dvi eilutes vykdo, kai foras pasibaigia, tada vykdo else sakinį. Bet reikia žinoti, kada else yra įvykdomas. Tai else yra įvykdomas tada, kada iš foro nėra išeinama su break sakiniu. Pavyzdžiui, galima parašyti for i in range 3 if i mažiau už 3 else break. Čia else. Tai vat, kadangi buvo pirmo spausdinami, spausdinami, kol i yra mažiau už 3, po to išeinama su breiku, kadangi yra su breiku, else sakinys nebevykdomas. Čia. Toliau while'as irgi tą patį turi. If'as gali turėti elif, irgi sakinį. Toliau paveldėjimą. Reikia žinoti, kad irgi jeigu yra paveldima iš kelių klasių, tai paveldėjimas yra iš dešinės į kairę. Tai, pavyzdžiui, turim klasę C ir jį paveldi iš klasės B ir A. Tai pirmiausia yra įvykdomas A klasės kodas, tada įvykdomas B klasės kodas ir tada tik C klasė. Tai reiškia, kad jeigu A turi savo konstruktorių, tada B klasės konstruktorius perdengs A klasės konstruktorių, o C klasės konstruktorius perdengs B klasės konstruktorių. Tiesiog eiliškumo reikia žinoti. Toliau, ką reiškia žvaigždutės, taip pat reikia žinoti ir reguliariasias išraiškas, daugumą nežino, ką reiškia
kas bus, jeigu ieškosime fragmento as kokiam nors ilgame žodyje, kaip ir namas. Kai ieškom fragmento, tai tas fragmentas gali būti bet kur ir bet ko. Nebūtinai turi būti atskiras žodis, ta prasme, gali būti čia es ir vis tiek randa šitą fragmentą ir reikia žinoti, kad yra stogelis, tai reiškia, kad fragmentas turi prasidėti šitų žodžių, kad jis būtų rastas. Pavyzdžiui, dabar neras, bet jeigu prasidės su as, tai prasme žodis, tada jį ras. Jeigu bus keli žodžiai, pavyzdžiui, tai šiuo atveju ras du as fragmentus, tai pirmajam žodį ir antrajam žodį. Stogelį palibos. Tai reiškia, kad šitas stogelis nurodo, kad turi simbolių eilutę prasidėti šituo fragmentu. Jeigu yra dolerio ženklas, pavyzdžiui, tai reiškia, kad fragmentas turi ir prasidėti, ir pasibaigti tokiu fragmentu. Pavyzdžiui, as, bet jeigu bus as, tai neras, nes prasideda, turi prasidėtas ir užsibaigti. Žodžiu, bet jeigu tai kai yra stogelis ir dolerio ženklas gale, tai reiškia, kad turi atitikti visas fragmentas. Taip pat reikia žinoti, ką reiškia žvaigždutė, pliusas, tai žvaigždutė reiškia, kad gali būti daugiau nei vienas arba nei vieno elemento, o pliusas reiškia, kad turi būti daugiau negu vienas. Tai yra vienas arba daugiau. Tai iš esmės reguliariausias išraiškas detaliau siūlau pasižiūrėti. Pavyzdžiui, apskriaudus kapsulių judumas reiškia, tai kad yra šitas žvaigždutė taikoma šitai grupiai, tai gali būti sas šitas fragmentas vieną arba daugiau kartų. Tai apie reguliariausias išraiškas pasakiau. Toliau iteratoriai, generatoriai ir dekoratoriai. Tai iteratoriai tai yra objektai, per kuriuos galima iteruoti. Tai objektai, kurie įgyvendina next metodą. Ir iteratorius gali būti tiek objektas, tai yra sukurtas kaip metodas, tiek kaip klasė. Generatorius yra
metodas, kuris grąžina generatorius yra klasė skirta kurti iteratoriams. Ir generatorių galima apibrėžti rašant klasę arba metodą. Tai apibrėžiant metodą yra labai paprasta sukurti generatorių. Pavyzdžiui, tai metodas turi grąžinti reikšmę su return, o generatorius grąžina reikšmę su yield. Tai pavyzdžiui, for Tai va, tai generatorius apibrėžiamas kaip metodas savo bloke turi turėti yield sakinį, kuris būtų tam tikro ciklo viduj. Tai pavyzdžiui, šiuo atveju yra for ciklas ir jame yra grąžinama for reikšmė. Tai pavyzdžiui, dabar generatorius sukuria iteratorių. Yra objektą, per kurį galima iteruoti. Ir iteratorius turi next metodą, kuris grąžina reikšmę. Pavyzdžiui, tai yra kas kartą iškvietus next metodą, tai yra įvykdomas viena ciklo iteracija. Reikia žinoti, kad tokie generatoriai būna. Toliau dekoratoriai. Tai dekoratoriai yra funkcija, kuri per parametrus gauna funkciją ir grąžina funkciją. Tai Pythone objektai yra, viskas yra objektai. Ir funkcijos yra objektai. Tai tą funkciją išeina priskirti. Pavyzdžiui, paprasta funkcija. Tai 0. Tai funkcija f yra objektas, kurio tipas yra funkcija. Tai šitie dekoratoriai yra funkcijos, kurios, sakykim, gauna funkciją. Čia, sakykim, ką nors padaro su to funkcija, sakykim, gauna reikšmę. Sakykim, tiesiog grąžina funkciją. Tai galima prašyti tokią direktyvą decorator. Dekoratorius dabar nieko nepadarys.
spausdina funkcijos vardą objekte. Nu gerai, tai kita funkcija x, kuri, sakykim, tai iš vietos x buvo tiesiog nežinau, net spausdino, o tikriausiai spausdino kažkur. Na, iš esmės reikia žinoti, kad dekoratorius, kad tokia notacija žymi tai, kad prieš šitą metodo įvykdymą yra iškviečiamas dekoratorius. Įvykdomas dekoratorius ir tada yra įvykdoma funkcija. Kartais nereikia pačios funkcijos iškviesti dekoratoriui. Taip atsimenu būtų. Tai yra funkcija, kuri gauna funkciją, tai kažką padaro prieš, kažką padaro po ir iškviečia tą funkciją, kurią gauna. Pavyzdys. Tai dekoratorius gauna funkciją ir grąžina modifikuotą funkciją. Tai yra gauna pirminę funkciją ir tada su to funkcija ką nors padaro ir grąžina naują funkciją.
pavyzdžiui, apibrėžkim tą patį, sakykim, logį, kuris gauna print args, tokį, sakykim, dekoratorių apibrėžkim, kuris gauna funkciją ir tada gauna visus argumentus šitos funkcijos. Taip. Ir tada, sakykim, sukuria kitą funkciją. Manau, čia viskas gerai. Ir grąžinam Apibrėžiam dekoratorių, kuris gauna funkciją, gauna tos funkcijos argumentus ir visus raktinius argumentus ir apibrėžia naują funkciją, kuri tiesiog atspausdina tuos argumentus ir raktinius argumentus ir iškviečia tą pirminę funkciją. Ir grąžina šitą naują funkciją. Tai parašė tokią direktyvą print args ir apsibrėžė savo funkciją, kokią nors x, kuri, sakykim, sudeda skaičius, sakykim, a ir b. Tai dabar iškvietę x, iškviesime ne x funkciją, bet iškviesime funkciją, kurią grąžina print dekoratorius, print args dekoratorius. Tai reiškia, kad print dekoratorius grąžina papildytą f funkciją, kuri atspausdina argumentus ir iškviečia tą pirminę funkciją. Tai 1,3, tai galima matyti, kad buvo atspausdinti argumentai ir iškviesta funkcija atspausdinti. Tai iš esmės šitie dekoratoriai yra labai patogus, kai reikia priskirti tam tikras teisės metodui. Pavyzdžiui, patikrinti, ar naudotojas turi teisę iškviesti šitą metodą. Arba patikrinti, ar naudotojas yra prisijungęs. Tai dekoratorių esmė aiški. Tai toliau modelis vaizdas kontroleris. Kas tai yra? Tai yra
skaidimas, logikos išskaidimas į tris dalis, tai tris nepriklausomos dalis. Tai models lygmuo yra atsakingas už duomenų bazę, vaizdų lygmuo yra atsakingas už pavaizdavimo naršyklėje, o kontrolerių lygmuo atsakingas už užklausų apdorojimą, tai yra logikos įvykdymą. Tai Django šitam karkase models, tai yra modelių lygmuo, yra models tai failė, tai vaizdų lygį atitinka templates failai, o kontrolerių lygį atitinka views PI ir URLs PI failai. Tai yra toks keistas pervadinimas Django karkase, kad viewsai iš tikrųjų yra kontroleriai. Tai yra views PI failai yra saugomi kontroleriai. Tai MVC yra naudojamas dabar visuose populiariausiuose tinklapio kūrimo karkasuose. Tai manau sakyti, kad karkasų struktūravimo šablonus migracijos leidžia išsaugoti duomenis keičiant duomenų bazės struktūrą. Ir fixtures leidžia susikurti testinius objektus, kuriuos galima naudoti testuose arba šiaip dažnai pasikartojančiam kode, kuriame reikia imitacijų mock objektą pristatėm. Tai yra mock yra labai keistas objektas, kuriam galima kviesti bet kokius metodus ir priskirti bet kokius atributus, ir tų metodų iškvietimas turi counterius, galima iškviesti metodą ir gauti statistiką, kiek kartų, kaip tas metodas buvo kviestas. Tuo galima apibrėžti, ką tas metodas turi grąžinti, ir tiesiog kaip ir fixtures, mock objektas yra skirtas testų rašymo palengvinimui, kad nereiktų įgyvendinti patiems metodo ar klasės, galima naudoti mock. Tiesiog įkartkodinti grąžinamas reikšmes, tiek testais grįstos gerosios programavimo praktikos. Tai yra geras savybės, tai kad testais grįstą kodą rašyti yra sunku, tai yra blogoji savybė, tai užima laiko ir testus rašyti kartais trunka ilgiau negu patį kodą rašyti. O gerosios savybės, kad yra labai aukšta kodo kokybė ir dideliuose projektuose darant pakeitimus galima nebijoti, kad projektas netikėtai vietoj pradės šlubuoti. Kas bendra tarp atviro kodo ir Pythono? Pirmiausia, reikia žinoti, kad yra labai didelė atviro kodo bibliotekų archyvas didelis. Tai yra PyP indeksas, kuriame yra prieinama labai daug
atviro, tai yra daug modulių, kurie įgyvendina sudėtingą logiką ir jie yra nemokami, atviri ir juos galima naudoti. Antras dalykas yra, kad yra galimybė tuos atvirus modulius patiem tobulinti, perrašinėti, bei yra lengva patiem parašyti modulį naują. Nu tai, be to, Pythonas pats iš savęs yra toks atvirumo įsikūnijimas, nes Pythono pačios programavimo kalbos kilmė yra ne iš gyvatės, o iš Monty Python režisieriaus vardo. Tai buvo toks Monty Python, kuris kūrė filmus, kurie visi kaip šmaikščiai iškeldavo viešumą įvairias problemas, kad ir monarchijos, pavyzdžiui, problema. Yra The Holy Grail filmas, kurio režisierius Monty Python, ir ten yra gan šmaikščiai pajuokiamas karalius, kuris keliauja per pasaulį ieškoti šventojo galios. Na tai trumpai pasakiau, ką reikia žinoti. Tai siūlau perskaityti Python tutorialą ir iš ten taip pat gali būti klausimų egzaminų. Tai šiandien. Gal turit klausimų kokių? Kai buvo for ciklas, ir ten yra else tas sakinys, ar tas else sakinys yra vykdomas, kai ciklas yra tuščias, tai mes neturim iš ko vykdyti? Taip. Pasižiūrėti. Taip, yra vienas. O kokia tada yra praktiškai šito else reikšmė? Todėl mes, pavyzdžiui, negalim tiesiog po ciklo parašyti. Šiaip būna sudėtingos duomenų struktūros, ir kurias reikia atlaisinti, jeigu nekilo klaidų for ciklo metu. Tai jeigu kyla klaida, tada iš foro yra išeinama su breiku ir tada tų struktūrų nebereikia tvarkyti. O jeigu foras tiesiog įvyktų, tai tada nežinotume, ar tas foras įvyko sėkmingai ar nesėkmingai. Tai foro viduje gali būti sakinių, kurie sugauna tą išėjimą su breiku ir kaip nors jį apdoroja, ir foras pasibaigia kaip ir sėkmingai, bet jo viduje būna netvarkinga duomenų struktūra, bet nebūna išeita su breiku. Gal neaiškiai pasakiau. Tai iš tiesų man neteko naudoti šito elso, bet kad toks yra, reikia žinoti. Template'uose yra kitoks elsas. Būna template'ų failai,
Buvo toks literatorius for žodis, žodžiai. Čia žodis. O tai tikriausiai daugumai matytas panašus fragmentas. Tai yra template atspausdinama. Tai čia foras irgi gali turėti elsą. Ne elsą, o empty tokį bloką. Tai šiuo atveju empty empty blokas yra įvykdomas, kai foras yra tuščias. Tai ta prasme, kai nei kartą nėra įvykdoma nei vieno foro iteracija. Toliau, tai šito empty sakinio, tai empty bloką nereikia painioti su pitonišku bloku else. Tai turit kitų klausimų? Tai iš manęs tiek. Kviečiu pranešėjus. Šiaip tikėjausi, kad daugiau šiandien bus žmonių. Tai kas pirmasis norėtų prasitinėti? Dėl atnaujintos egzamino datos parašysiu visiems bendrą laišką. Visus informuosiu. Birželio 3 dieną egzaminas vyks 12 valandų šitoje auditorijoje. O trečia tai čia antradienis. Antradienis. Sveiki, mano vardas Ronas Kismavičius. Šiandien parašau šiek tiek apie betono karkasą Kyvių. Jau anksčiau buvo, manau, kalbėta apie jį, bet toks įdomus karkasas, nusprendžiau tą kartą tai papasakoti. Tai kodėl būtent pasirinkau Kyvį? Jis yra visų pirma sukurtas įvairioms platformoms, kaip Windows'ui, Linux'ui, Android'ui, iPhone'ui ir kitoms platformoms. Jis yra greitas, todėl nes sudėtingiausi algoritmai yra parašyti C kalba. Ir taip pat yra skirtas naujoms technologijoms, kaip ir taip vadinami double touchpad, kad žodžiu touchscreenams sukurtos pagrindinai. Dar vienas iš autotų yra tas, kad jis yra nemokamas. Tai čia yra pavyzdinis
Kiwi. Pavyzdinė Kiwi programa, kurioje yra sukuriamas paprastas laipinis Hello World. Čia galiu parodyti, koks. Čia yra pakeičiu į mygtuką vietoj labelio. Matot, ten yra tik 8 eilutės kodo. Nesimato. Tura čia kažkas. Nu, žodžiu, mygtukas. Čia nesvarbu. Šios aplikacijos pagrindinė esmė, kad sukuria labelą ir iškečia tekstą. Kitas yra taip pat sukurta Kiwi kalba, kurioje yra pagrindinai veikia kaip interfeisas Pythonui, yra parodoma tik tai išdėstymas visų mygtukų ir panašiai, o visas tos mygtukų kaip ir funkcionalumas yra jau prašomas jau švariai Pythonui. Čia yra pavyzdys, kaip Kiwi atitinka Pythono kalba. Tai šito gal reikia nuščiau prie to mano vykdymo vykdomos mano programos, kurioje Čia daugiau negu 8 eilutės. Ne, čia ne, aš tik parodyti 8 eilutės šitas pavyzdinės, bet šiek tiek Jis tokį valdą kažkokį paleidinėjimą. Šitas mano pavadinys, kad yra kamuoliukas, kuris paspaudęs susireaguoja į action event. Ir čia bandžiau parodyti, kaip jis atsimuždinėja. Nu, čia fizikos dėsnį nelabai pritaikiau, bet čia mano esminis dalykas buvo susipažinti su Kiwi, kaip jo veikia visas funkcionalumas, kaip collisionai ir panašiai. Na, tai tiek, ką išvadomis galiu pasakot, kad tai yra paprastas ir greitas Python karkasas, kaip jau minėjau, nes jo sudėtingiausia algoritmai parašyti C kalba. Nu ir anksčiau parodžiau nesudėtingą Kiwi kalbą, kurioje parodom išdėstama pagrindiniai VSSO vaizdas. Nu ir pagrindinis savo paskui įvairių platformų palaikymus.
tiek. Gal kokios kaip rekomendacijos, kaip pradedant su Kyriai, tai manau, jo dokumentacija yra šiek tiek kaip ir sudėtinga pradžia mokslams, bet jis turi labai daug kalba pavyzdžių, su kuriais galima visai greitai ir neblogai prisisavinti. O kaip yra su Kyriai kalba? Kokie objektai tam turi būti aprašomi? Programos veikimo metu gali būti sukuriami nauji elementai, nauji vaizduojami elementai. Tai ar Kyriai kalba aprašyti objektai yra pavaizduojami tais programos veikimo pradžioj, ar Kyriai kalba reikia aprašyti ir visos programos veikimo metu egzistuojančius objektus? Turite omeny tai kalboj Kyriai? Taip, yra Kyriai failas ir jame yra aprašomi objektai, kažkokie elementai, kurie Šiek tiek aš bandžiau patikti, kad iš pradžių, bet tiesą sakant, šito nesidomėjau, bet manau, kad galima taip pat ir kažkaip rašyti, kad... Tai Kyriai kalba yra aprašomas pradinės programos veikimo vaizdas. Ja. Visų langų pradiniai vaizdai. Na, aš galiu paklausti. Žodžiu, pabandysiu trumpai papasakoti, kas yra Proton Resta 3 karkasai. Aistis trumpiausias. Savo programinį dalį naudojau karkasą. Taip pat egzistuoja kitų karkasų, kaip Django. Taip, tai manau, su karkasais esame susidūrę Proton kalboje, tai yra iš esmės kažkokie tai programinių paketų rinkiniai, moduliai, kurie turi palengvinti būtent tą darbą programuojant. Kažkokie sprendimai galbūt. Kas yra tas API? Angliškai tai skiria nuo Application Programming Interface. Ir web aplikacijų kontekste tai būtų kaip ir web services, kurius galite atiduoti ar priimti duomenis. Čia galim matyti paprastą situaciją, kad tarkim esame vartotojas, užeiname į serverį, į puslapį kažkokį, HTTP. Tam puslapį matome, tarkim, kažkokius Twitterio žinutes surinktas. Tai būtent tas puslapis naudojasi Twitter API servisu, per kurį gauna tas žinutes. Būtent dešiniai pusėje tos mėlynų kvadračiukai, tai yra API servisai. Ir mūsų serveris kontaktuoja su API servisais. Dažniausiai tam naudojama JSON notacija. Tai yra kaip ir duomenų struktūra, kaip pateikiami duomenys. Taip pat naudojama
dažnai yra XML-as, ar kitos notacijos, kaip, pavyzdžiui, YAML-as. YAML-as tai dažniau yra konfiguracijom naudojamas. Čia matome tipinę JSON notaciją. Tai mes dažniausiai turime atributus, dažniausiai tai yra atributas turi pavadinimą ir savo reikšmę. Kas yra REST? Iš esmės tai yra architektūrinis sprendimas, kuomet mes naudojame HTTP server protokolą apibrėžtus metodus kaip GET, POST, PUT, DELETE, kartais ir kitus, netgi galima savo surašyti metodus darbui su resursais. Dabar bandysiu paaiškinti, kaip valdomi tie resursai. Tarkim, mes užeinam į tą Twitter puslapį ir norime pamatyti visus ten pranešimus. Suvedėmės į naršyklę puslapį, mes siunčiame get metodą, get requestą ir mums yra pateikiami visi pranešimai. Čia būtent kalbant apie tą REST architektūrą. Siunčiant requestą su delete metodu, mes ištriname visus įrašus. Čia, žinoma, priklausomos serverio konfiguracija gali būti, kad toks dalykas iš vis yra uždraustas, kad tas niekas negalėtų ištrinti tų įrašų. Norint sukurti įrašą, naudojame post metodą. Su post metodu siunčiame dažniausiai JSON kažkokios duomenis. Ir čia yra panaudota patch metodas, kuris gali būti analogiškai put ar update metodu pakeistas. Pabandysiu dabar programinę savo dalį. Bandžiau gyventi mažą serveriuką, mažas API serverį, kuris iš esmės, kai jam siunti kažkokį įrašą, mano įrašas tai yra vardas ir žinutė, tą įrašą išsaugoja. Ir jeigu mes norim tą įrašą pasimti, mes kreipiamės su get metodu pasimame tą įrašą. Naudojau tą frameworką, kuris naudoja Mongo duomenų bazę. Paleidžiu savo tariamąjį serverį, kuris iš esmės yra vos kelios eilutės, nes dauguma praktiškai visą man darbą atlieka mano naudojamas RFK'as. Serveris veikia. Dabar naudoju emuliacinį klientą demonstracijai, parašyta. Tarkim, norim patikrinti, ar šiuo metu mūsų serveris turi kokių duomenų. Naudoju get metodą patikrinimui. Serveris duomenų neturi. Noriu įdėti duomenų, naudoju metodą post. Kaip parametrus paduodu, tarkim, vardus ir žinutė. Patikriname su kita užklausa, ar sėkmingai išsaugoti duomenis. Serveris grąžina duomenis tokia egzistuoja, grąžina sąrašą duomenų, jeigu mes iš esmės prispavinsim jiem daug duomenų, tai mums juos visus sugrąžintų. Viduj šios žinutės yra saugojamas kaip modeliai su savo unikaliais IP adresais, savo datams šitais laikais, kada buvo žinutė išsaugota, kada buvo modifikuota. Taip pat įgyvendinau metodą
daryti pašalinimų žinučių. Žinutės pašalintos jų neberodo. Tai iš esmės mums API karkasas ir suteikia tuos įrankius darbui su servisais web. Mums leidžia, mums suteikia autentifikavimo bei autorizavimo įrankius, duomenų validacijas bei duomenų apdorojimą. Tas duomenų apdorojimas gali būti kažkoks paginationas, tarkim, mes pasirinkom intervalą, kokius duomenys norim grąžinti, ten žinutės, paskutinės 10 žinučių, paskutinės 5 žinutės, galim naudoti kažkokius filtrus ar rūšiavimus. Tai tiek iš mano pusės, esu supratot, kas tas atvejai iš visų yra nežinučių. Gal klausimų kažkokių bus? Aš norėčiau paklausti, kokie yra standartiniai HTTP metodai ir kokie... Standartinis HTTP metodas yra GET, kuomet mes paprastai tiesiog naršyklę suvedam. Taip, yra GET, POST, UPDATE, delete, man atrodo, kaip turim. Taip, šiek tiek. Yra ir options toks metodas. Yra options, taip, bet aš neišsiaiškinu, ką jis tai reprezentuoja. Man buvo įdomu, kaip yra naudotinas šitas options metodas su šito įver karkasą. Aš norėjau pasidaryti interfeiso klientą su PHP kalba, tokia kaip jūs demonstruojate, bet man neišėjo, kadangi pas save serverį to įgyvendinti, nes visuomet sukurta JAX užklausą man nepriklausomai nuo kokio metodo aš noriu, man susido options metodą. Ir nepavyko man šitą išsiaiškinti, kodėl taip vyksta. Čia tikriausiai dėl to, kad aš bandžiau kreiptis, nurodydamas IP adresą ir portą. Nežinau, man taip įdomiai gavosi. Ačiū. Sveiki, esu Marius Čatrauskas ir šiandien atėjau pašnekėti apie vieną iš Python standartinės bibliotekos, vieną iš modulių. Matote, greičiais yra CSV modulis ir iš esmės mano pranešimas sudarys 4 dalis, tai juodas, kuriame aš kalbėsiu, pasakysiu, kas tai yra tas CSV, kam jis galbūt reikalingas ir kodėl aš pasirinkau būtent jį. Tuomet tais įrankiais aš pašnekėsiu apie tai, kokios yra būtinos naudojimui, nes klasės, funkcijos ir konstantas norint naudotis šiuo moduliu. Tuomet tarsi naudojimas su pavyzdžiais, tai būtent parodysiu, kaip atidaromi failai, nes CSV modulis yra skirtas dirbti su failai, tai parodysiu, kaip jie atidaromi, skaitomi, kaip įrašomi į tokį failą. Ir išvadose aš pasakysiu iš esmės, kodėl tai yra geras, blogas modulis ir toliau. Tad CSV modulis kas tai yra? Tai CSV pats savaime yra 3 žodžių trumpinys, tai yra comma separated values, kas reiškia kablelis atskirtas reikšmes. O tai iš esmės reprezentuoja kažką panašaus į tokio tipo failą, kai mes realiai matome duomenų bazę, dirbtinų su duomenų bazėm, kur iš esmės šitus duomenys gali atitikti lentelę, kur pirma eilutė čia reikštų subelių pavadinimus, o tolimesnis reikšmes tose eilutės reikštų atitinkamus subelius esančias reikšmes. Tada, tai kaip jau
failų, kur galima iš jų konstruoti tokius, kaip jau žinoma, select sakinius, kur galima pagal kažkokią tai aiškę reikšmę suvesti, pagal stulpelio pavadinimą amžių suvesti duomenį, nerašant kažkokių ypatingų algoritmų. Tad šis modelis pats naudoja tokius objektus, reader ir writer, kurie savyje turi šio to ypatingo, ką aš vėliau aptarsiu. Tuomet modelis pats turi tokį dalyką kaip dialektas, o kitaip sakant, formatas, kurio turėtų skaityti tekstą ir kurio turėtų būti tekstas rašomas į failą. Ir vėliau aptarsiu patį klasės, vaikinę klasę, pačią, kas tai yra. Tai įrankiai, čia matote, yra visoje reader, writer, stulpelė, tai yra funkcijos. Aš aptarsiu, kaip sakiau, pagrindinės reader, writer ir dialect truputėlį. Ta pati funkcija reader susideda iš tokių kelių parametrų, kaip matome, CSV failas, kur turėtų būti failo pavadinimas, dialect, kaip jau yra formatas, kurį iš esmės galima sukurti pačiam, vėliau vėlgi kalbėsiu plačiau. Tai pats readeris kaip funkcija iš esmės paima failą, skaito jį kaip stringą, vėlgi dialect parametrų galima nusakyti, kaip tie stringai, kaip tos eilutės bus skirstamos, kaip atskirti, kada pereiti kitą eilutę, kaip atskirti elementus vieną nuo kito ir panašiai. FMT parametrus, kurie taip parašyti su eilute, tai ten iš esmės juose galima matyti pačiam rankiniu būdu tuos parametrus kaip skirtukai reikšmių. Ir vėlgi, jeigu rašome failą kažkokius tai duomenis, tai kaip ir būtų pateikti, kad ar gali jie būti atskirti reikšmėmis, gali skirtukais kažkokiais tokiais kaip kablelis, taškas ir panašiai, ir pačios reikšmės gali būti savaime išskirtos iš abiejų pusių ir panašiai. Writer yra realiai identiškas readerio funkcijai, vėlgi tie patys parametrai. Parašant galima numatyti tokias reikšmes kaip none, kuris, tarkim, dirbant su duombazėm vėlgi galėtų grąžinti tą vadinamą null reikšmę, skaitant kokią nors paiešką. Ir tuomet vėlgi įrankiai klasės, kaip sakiau, tokios klasės kaip reader, writer, kurios yra šiek tiek ne tokios kaip paprastos funkcijos readerio ir writerio. O tai yra iš esmės objektai skirti perskaityti pirmai failo eilutę ir traktuoti tą eilutę kaip savotišką žodyną tipo elementą, kuris vėliau naudotųsi tais duomenimis, skirdamas toliau pateiktas reikšmes ir, tarkim, atliekant paiešką pagal kažkokį tai raktą iš pirmos eilutės, tarkim, amžius, galėtume lengvai ieškoti būtent amžiaus, o ne, tarkim, jeigu būtų kažkokia forma pateikta, kad vardą ar pavardės, kaip sakant, palengvinti paiešką. Tuomet yra tokia klasė dialect, kuris iš esmės nurodo parametrus, kuriais skaityti ar rašyti kitus failą, kurį vėl aptarsiu plačiau šiek tiek vėliau. Ir štai klasė reader. Tai jau, kaip sakiau, čia yra skaitant būtent apdoroti tai pirmai eilutei ir tolimesniems duomenims, taip kad būtų galima išspausdinti esant reikalui pirmą eilutę su jai patinkančiomis reikšmėmis, vėlgi nerašant kažkokių ypatingų algoritmų. Taigi pirma eilutė paimama toliau kaip šablonas ir pritaikoma toliau visiems duomenims. Yra toks parametras klasėje kaip field names, kur iš esmės galime nurodyti, kokie laukai, konkrečiai, kai žinant, turėtų būti traktuojami kaip tie raktai toms eilutėms ir visiems duomenims. Tuomet yra rest key parametras, kurio nusakoma, ką reiktų įrašyti, jeigu pritrūkstame
raktų, aišku, yra per mažai. Tuomet vėl sutinkame tą patį direct ir daugybę kitų parametrų, tai iš esmės ir išskaidytas dialektas. Tuomet writeris yra tinkamai įrašymui, galima su juo sukurti tą patį dialektą, sakant, pirmą eilutę, suderinimo vadinimus. Yra toks argumentas extra section, ja, taip, tai jo paskirtis yra išrinkti arba ignoruoti, arba išmesti pranešimą, esant situacijai, kai pirma eilutė, ta tarkim, netitinka pilniai lauke, kuriame reikšmės nurodyti yra būtina raktų, skaičių, tai visų raktų. Nes writeryje rašant šitą žodyną yra reikšmės būtina nurodyti, kaip sakant, jo galima aprašyti tos raktus esančius pirmą eilutę, pagal kurios failai esantis duomenys jau skirstomi kaip į lentelę. Klasinį dialektą. Tai, daug kartų minėjau, tai yra formatas, tam tikras skaitimui ir rašymui skirtas. Jame yra tokie kintamieji delimit ir double quote ir kaip toliau matote čia eilutėje. Jais galima nurodyti taisyklės skaitimui, kada perėti kitą eilutę. Koks simbolis turėtų būti kaip skirtukas, kad būtų galima interpretuoti tai kaip atskirą duomenį. Tuomet yra quoting, kintamasis, galima nusakyti, kaip tie elementai turėtų būti pateikti failą. Čia po to iš esmės tai kontrolė didelio writerio skaitimų rašymo, kas yra susijęs su dialektu. Čia yra kelios konstantos, vėlgi atitinkamai reiškia, kad išskirti viską, išskirti nieko, galima išskirti tiktais neskaitinis reikšmes. Na, dabar perėsiu prie tokių pavyzdžių. Tikėtis galbūt nereiktų nieko labai daug, iš esmės tiesiog parodysiu, kaip turėtų atrodyti mūsų skaitimas. Iš esmės čia yra pateiktas kodo gabaliukas, kuris skaito failą esant paprastom sąlygom. Paprastai ir išveda diagramą eilutę, visas eilutes esančias failę. Šis failas, iš esmės paleidus šį čia programėlę turėtume gauti ne tik gavimą. Nes failę žmonės nuolat. Iš esmės, ką matote čia, tai yra paprastas skaitimas, kaip sakant, eilučių skaitimas, išvedimas į ten, o čia yra pritaikytas tas dict readeris ir kiekvienai reikšmiai žiūrint į vėlgi raktus esančius pirmoje eilutėje, jos tiesiog supapatina, priskiria ir išrašo būtent su savo stulpelio pavadinimu, kuris yra čia. O galbūt CSV failas be tos pirmos eilutės, be stulpelio pavadinimo? Iš esmės jis gali būti ir po to readeris traktuos, jis tuščias būti negali, nes tuščias niekas neišves, bet jeigu nebūtų šitos eilutės konkrečiai, tai jis bandytų tiesiog išvesti kiekvieną reikšmę esančią šitoje eilutėje. Prarasti pirmąją eilutę, taip? Nu taip, jo, iš esmės. Nebūtų ten ilgi vardo, tiesiog išmestų vienas ir du, Marius ir Indrė ir taip toliau. Tai va, tuomet su rašymu, tai iš esmės yra tas dalykas. Vėlgi čia galima nurodyti dictionary ir žodyną. Ir iš esmės tas reikšmes, kurios turėtų būti pirmoje eilutėje, kaip raktai. Ir
čia šioje vietoje aš surašiau, kad parodytų raktų reikšmes, na, vizualiai, kad būtų galima pamatyti ne tai, ką sudaro, sakykime, iteruojamus raktų elementus, kurie yra aprašyti čia. Būtų galima išmėti kažkokią teorinę reikšmę. Nes realiai, jeigu paliktume šitai be lygybių, tai turėtume tiesiog kažkokius tai duomenis, kurie yra raktai ir kurie nepasirodytų rašant paprastai į failą. Iš esmės įsivaizduojate, tai būtų išves tiesiog eilutę šitas programos gabaliuką būtent su ID vardu, pavarde, amžiumi, miestu ir vėliau bus išvedami šitie duomenys atitinkamai. Čia, aišku, nustatytas Excelio dialektas, kuris yra standartas iš esmės, kur reikšmės yra skiriamas kabeliu. Galima nustatyti jį savai. Labai keistas panaudojimas orderio dikto. Šiaip dict writer antrasis parametras yra tiesiog sąrašas. Tai dabar orderio diktas yra panaudojamas kaip sąrašas. Buvo galima tiesiog į sąrašas sudėti ID vardas, ne, ID neįsiamėjimo. Tai, va, kaip jau sakiau, kad galima buvo nustatyti dialektą, skaitant, naudojant dict reader ir writer ir toliau. Tai čia iš esmės yra panaudojamas, kaip tai padaryti, kaip nustatyti savai. Čia, aišku, galima nustatyti, vėlgi, kaip sakiau, skiriklį, kaip skirtų duomenis, čia galima nustatyti rašant reikšmes, kaip jas atskirti. Čia tipo suderinamumas. Iš esmės aš šitą naudojau berods pirmame pavyzdyje, nenaudojau. Galime parašyti. Tai iš esmės jisai dabar pateiks keistoką tvarką duomenis esančius antroje dalyje, kur naudojamas tas pats diktas. Jis iš esmės laukia, skaito ir laukia, kol arba suras tą taškelį, nes aš apsibrėžiau kaip jomo duomenų skiriklis taškas, tai jis mano iš esmės visą stringą. Ir jis paėmęs pirmą eilutę ima visus šios duomenys išskirtus kablelis kaip vienu duomeniu. Ir tuomet kiekvieną eilutę atitinkamai po juo failę esant tos visus duomenys vėl traktuoja kaip vieną stringą. Raktas išeina šitą pirmą eilutę kiekvienam tam duomenų failę esančiai eilutę. O kaip failas atrodo? Failas atrodo šitaip. Tai jis skaito šitą pirmą eilutę ir neranda taško. Tuomet jis tiesiog paima, tai tarsi visas failas, tai mūsų vadinkim lentelė, susideda iš stulpelio, kurio tas raktas, raktinė reikšmė yra būtent visas šitas ilgas iki enterio, sakykime, esantį reikšmė. Tai jo. Tuomet dar turiu šiokį tokį pavyzdėlį, kaip galima čia išsortinti iš lentelės esantį duomenį, naudojant dict readerį, kai suformatuojant lentelę, ieškant stulpelį amžius, didžiausios reikšmės, ir išvedant kartu vardą ir pavardę to žmogaus. Vėlgi iš failo duomenys, kuris atrodo štai taip, ir iš esmės turėtų išvesti Indrę Jurgaitytę, kurioje yra 25 metų. Tai paleidus ir gaunam, kad seniausias žmogus yra Indrė Jurgaitytė ir iš esmės panaudojame, sakykime, nesudėtingą algoritmą ir atlikome įprastą duomenų bazę select sakinį. Sakykime taip. Ir tuo išdėjau apie pavyzdžius ir iš esmės, kad dar taip pasakyti, yra išvados, kurios, iš esmės tai yra paprastas, CSV yra paprastas ir ganėtinai lengvas. Įprasti įrankis naudoti dirbti su failais, kokiais failais.
kurias reikia traktuoti kaip lentelę, tai yra patogu duomenų išrinkimui, nes vėl, kaip sakiau, nesudėtinga ir įsivaizduojame, galime pakankamai paprastai. Norint, aišku, tai gali būti komplikuotas dalykas, kaip ir kiekvienas modulis, tai galime prisižaisti. Bet tai yra vienas dalykas dėl to, kad galime susikurti savo formatą, nebūtinai vadovauti standartais ar, iš esmės standartais, ir tai CSV padeda, nebūtinai žinant Excelio formatą ir jo ypatybės, tiesiog pasakyti, kad tu rašyk tokiu dialektu ir skaityk derindamasis tokiu dialektu ir ten pats interpretatoriui ten susivoks, kad failą reikia traktuoti vienaip, o ne kitaip. Tai turbūt tiek. Klausimų. Galima dar į šitą išvedimą reikšmių buvo float ciklas? Tiesiog ekraną išvedimą. Ne, dar kitas failas. Čia turbūt turėtų omeny, kad tai uždariau, tai buvo su tokiu sortinimu, ne? Duomenų filtravimo naudojimas CSV bibliotekos funkcionalumas. Šitas įdomu. Aha. Tai čia iš esmės yra nuskaitomas failas po vieną eilutę. Ir tada... amžius, čia gali ieškomos tos reikšmės. Tai... Jos po pusę lyginam. Bet CSV suteikia galimybę tik nuskaityti failą, nesuteikia galimybės filtruoti. Čia jau yra... Taip, pats jisai nesuteikia savaime iš savo, čia jau po to taikymą. Čia yra du atskiri dalykai. Tai yra Python'o parašyta logika ir modulio suteikiama logika. Nes yra tokių modulių, kurie tiesiog turi metodų, kurie leidžia tiesiog filtruoti pagal tam tikrą tipą. Jeigu duomenų yra daug, tai kad nereiktų skaityti viso failo, tas modulis tiesiog skaito eilutes, kurios atitinka tą sąlygą. Tai šitas CSV modulis nesuteikia. Tai gerai, ačiū. Viskas? Dar kas nors norės pristatinėti? Ne? Tai galim iš karto eiti į pratybas ir kas nebaigė, dar galime bandyti atsiskaityti komandinį projektą. O šiaip, jeigu turit klausimų, galim dar elektroniniu paštu rašyti. Pasirinkau temą PyGame biblioteką, nors daug žmonių kalbėjo, bet pabandžiau kažką ir aš paskaityti kitaip negu kiti, ką mačiau daryti. O pasirinkau ją šiaip dar ir todėl, nes nuo rugsėjo turėsiu kursą žaidimų algoritmai, tam reiks žaidimus programuoti, kažkiek susipažinti bent jau su tais pagrindais, tai gerai ir Pythonas turėtų būti. Taip, apie ką kalbėsiu, tai trumpai PyGame galimybės, ką jos suteikia, kokią pagrindinę tiksliau klasę, nes vieną realiai naudojau, pagrindinę klasę ir kokius metodus įgyvendinti savo šitą darbą, kurį dariau. Ir ant galo pateiks ten literatūros, tokios studentam būtų įdomu, bet nėra studentų. Taip, pačią PyGame galimybės, tai ką supaprastina, tai grafinių figūrų piešimą visų šitų paprastų, trikampiai, kvadratai, apskritimai. Taip pat darbas su paveiksliukais bitmap. Pagrindė dirba su PNG ir GIF-u, bet kai juos importinai su PyGame, jos iškart konvertina į savo patogesnį formatą, kad greičiau ten dirbti su jais.
Taipogi darbas su reanimacijom, tai spraičytai šitais, apie juos nekalbėsiu plačiau, bet galima pasiskaityti literatūrai, kurią pateiksiu. Taipogi suteikia supaprastinimą interaktyvumą, tai yra su klaviatūros, mauza, galima joystico į vieną iš tos pajungti labai lengvai. Taip pat, kaip matom, darbą su garsais bei žiauriai supaprastina objektų koliziją, labai supaprastina. Jeigu naudojam paėgėjimų tam tikras klases ir metodus, kad nebandam išvedinėti dviračio kažkokią, tai supaprastina. Taip, tai būtent ta klasė yra iš Sprite paketo, tai Sprite klasė. Ir būtent panaudodami group metodą, ar tai klasė, čia tiksliai nepasakysiu, panaudodami group šitą dalyką, galima naudotis kolizijom. Ir kuom supaprastinęs tas grupsas, tai tarkim, turime kažkokį savo žaidėją ir jį įdedam į vieną kažkokią grupę, tarkim, žaidėjas. Ir priešai, tarkim, visi priešai kitoj grupiai ir paduodami grupiai pirmai, tarkim, player, grupė antrai visus priešus, iškart patikrina visas kolizijas. O tas trečias parametras true false, tai tiesiog jeigu paliekam true, tai jeigu kolizija vyksta, tai ištrina tą objektą iš grupso, su kurio kolizino, jeigu false, tai palieka tiesiog, bet žinome, kad kolizija vyko, galime apdoroti kažkaip savai. Taip, tai pavyzdžiui, pasirinkau, nežinau, atkapšiau šitą pavadinimą, labai ilgai ieškojau, nes nežinau, kaip vadinasi šitas žaidimas. Ar kai nori, nežinau, ar žinot? Ne, aš. Principas net toks, kad yra tas lankiklis, ir reikia stumdyti jį ir mušinėti kamuoliuką ir daužyti objektus. Tai Šitą žinau? jo, bet vadinasi Arkanoid, kažkodėl tai. Taip. Tai pabandžiau pasikapsyti, aš ten po paįvyktintą svetainę, pavyko rasti vieną pavyzduką tokį, kažkas padarytas iš to buvo. Ir po to jį paleisiu dabar jį, kaip atrodė, ir ką pamodifikavau šitą. Norėjau savo modifikacijas pateikti ten žingsniais tokiais, jau ką pažingsniui dariau, bet išsibarsi ten tie failai žingsnių, turiu tik finalinę versiją, dabar tai galiu tik finalinę parodyti. Bet pradžiai parodysiu, kaip atrodė tą, kurią atsisinčiau. Taip. Čia nežinau, nutysis. Taip, turim slankiklį, čia taškai kampe skaičiuojas, supelyti judmenų, paspaudžiam tarpą, bet čia labai kvailai šitas kamuoliukas juda, tiesiog tuo pačiu kampu visą laiką atšoksta, nesvarbu, kaip stipriai slankiklį tą stumtume. Nu, bet esmė, kad taškai skaičiuojas, jeigu nukrenta, tai net nežinau, kas čia vyksta, nieko nevyksta. Taip, tai pažingsniui dabar neišeis parodyti, ką dariau, bet realiai pasiėmiau šitą, karpiau po gabalą ir tiesiog nuo nulio bandžiau daryti, remdamasi šito kodu. Tai finalinę versiją galiu net gal full screen'ą, tai galiu būtų. Čia tiesiog reikia pat komentuoti. Jeigu dabar čia važiuosiu, kad tai visą ekraną būdintis. Garsai tikrus įjungti. O taip, atrodo jau čia užmestas tekstūras, viskas. Turime slankiklį tą patį. Biškai stringa, kaip per projektorių. Taip, ir galim paleisti tarpą, kaip ir tenais. Garsų dadėjau, kad efektyvumą būtų tokio. Ir ant galo, bet paskutinė modifikacija buvo tai šitą efektą, mes sprogimo tokio. Ir visą šitą norėjau dar padaryti, kad mygtukais galėtų reguliuoti, kaip plačiai išsimėta šitie, kiek daug šitų susikuria objektų. Nu, galime iškodą ten kelius kaip pakeisti. Kamuoliukas, jeigu čia nukris, tai galima su F1 daugiau jų prisikviesti čia. Ir kamuoliukai per pusės dar sąveikauja, pamašė jie atsimuša. Taip, ir jeigu viską išdaužome, atsiranda naujai čia. Random spalvą parenkačių. Tiesiog taip ir daužome.
O kodėl pirmasis kamuoliukas kiaurai visus... Ai, dabar kodėl pirmasis? Nes jis atsirado vidury blokelį. Blokelį atsirado ir gavos taip, kad jis vidury ir jis pradėjo daužyti iš vidurio visus. Pakilęs buvo. Taip, nu tai principas toks. Galima dėl įdomumo pabandyti pakeisti, kad į daugiau dalis sprogti ten, kad jau galą, jeigu daug susprogdiname, pradeda strikti ir nebeperskaičiuojame kompas. Tuoj ir šitą spotą. Ir kiek iš viso kodo iš to žaidimas? Kodą, nu pas man čia toks biškai pusiau hard kodo, čia labai nesutvarkytas, dar gražiai tai gavo čia 320 kažkur. Bet čia tarpų visur reikia patvarkyti čia. Taip, modifikuoti, optimizuoti. Taip. Ir čia galim padaryti, kad ne 20-30 būtų, o kokių, tarkim, 200-310 kartų daugiau. Pažiūrėsim, kas dabar būtų. Manau, automatiškai daugiau šitų partijų. Jeigu daug kamuoliukų, tai turėtų pradėti jau biškį striginti. Bet tokį interaktyvumą pridedama modifikacija veiklų, bent jau sumažiau šitų partijų. Na, čia turėtų to įsidaužyti, nes tai šitie, kai atsiranda partikoje 2 sekundės pabūna ir dingsta, tai apmažės, tai turėtų švariau laikytis. Net nereikia jau mušinėti. Nu, esmė, manau, aiškiai. Gerai. Taip, tai grįžtant prie skaidrių, tai pavyzdį kaip ir parodžiau. Ai, čia turbūt atgal grįžau. Taip, ir literatūra, kurią naudojausi, tai pagrindėjau pirmą svetainę. Ten realiai net nemokėdamas žmogus programuoti, galėtų susipažinti nuo nulio su Pythonu ir pradėti su PyGame, kur paprastus žaidimukus. Viskas ten duota, ką reikia, galima, jeigu patinka labiau skaityti tekstų, viską žiūrėti su paveiksliukais, jeigu tingiam skaityti, yra video pamokos, jeigu bus gautas to pačio dalyko. Ten išsamiau net negu reikia, iš tikrųjų. O antra svetainė, tai būtent svetainė, iš kurios pasiėmiau visas šitas tekstūras. Ten nemokamai galima pasirinkti 2D visokių, sprite-sheetų, muzikėlių, garsų ir naudoti netgi komerciniam projektui, nes licenzija leidžia tai daryti. O šitą svetainę antrą būtent radau skaitydamas straipsnius pirmoji svetainė, tai kaip ir būtų tiek. O kokia ten paskaita? Bus žaidimų, variklių? Ai, ten kompiuterinių žaidimų kūrimas kažkas tokio, kaip pėdinį nuo rugsėjo ten. Žaidimus kursim. Tiksliai aš neatsimenu, bet vadinasi, bet žinau, kad reiks per semestrą vieną žaidimą padaryti. Gal pavyko ten žaidimą? Su Uničiu, man atrodo. Jūs norėsit pristatyti? Aš ne, aš padėjau. Daug pamatėjau.